turbūt girdėjote, čia prieš keletą savaičių turbūt buvo tokia žinia, kad Stevenas Seagalas, tavo mėgstamas aktorius, taip. labai pareiškė didelį norą priimti Rusijos pilietybę. Nežinau, gavo tą pilietybę ir visą kitą. Dažnai tokio keisto plauko, įvairiaus plauko aktoriukščiai bando šitoje sistemoje įsitvirtinti. Ir atsitiko taip, Stevenas Seagalas jau priėmė tą pilietybę, visą kitą ir vieną dieną bankė klausė, sako, aš labai noriu atsiprašyti jūsų, bet klausimą turiu. Taip, sako, aš čia žiūriu sąskaitoje, pas mane įkrito $73. Iš kažkur, sako, čia klaida gal kažkokia? Ne, sako, čia ne klaida, čia Rusijos federacijos jums skirta pensija. Senolių Seagalui. Dieve, koks jis senas. Taip. Kolumbijoje vaikai nulipdė sniego senį, kurio vertė $3 milijardai. Kiekvienas metais pradedam nuo šito anekdoto. Gerai, važiuom toliau. Restoranėlis, naujas, neseniai atsidaręs, ateina, žinai, čia užkalniai tokie ragauti, valgo. Blemba, čia gal kažkas šiandien nelabai gerai pasikviečia padavėjas, sako, aš labai atsiprašau, čia jūsų nauja vieta, atėjom pasibandyti. Jūs galvojat, kad aš valgysiu šitą šlamštą? Ar jūs galit pakviesti pagrindinį šefą? Padavėjas toje sako, žinokit, beprasmiška, jis irgi nevalgys. Kita, žinokite, kad gyvenime visada yra išeitis. Patikėkite manimi, visada yra išeitis. O tai jūs ką sakykite? Optimistas? Ne, aš kapinių sargas. Gerai, turim dar? Jo, sako, palyginimas, kai gydytojai sako, 1 litrų vandens per dieną reikėtų tikrai išgerti. Ir daugelis sako, jūs ką, juokaujate? 2 litrus vandens, tai kur tilps? A jūs pažiūrėkite save, kai be jokių problemų 3 litrus alaus į save susivarot. Per valandą. Geras. Gerulis. Dar vienas vyksta veiksmas agentūroje, kelionių agentūroje. Norėčiau kruizo savo ir žmonai. Gerai, taip, pažiūrėkime, turit kokių nors pageidavimų, gal konkrečiai kažką? Taip, norėčiau atskirų stalų, atskirų lovų, kajučių, ir laivų atskirų dar būtų gerai. Gerai, aš jau viskas išsituštinau. Su anekdotais. Koks nuostabus jūsų akvariumas, turbūt žuvytėms ten gera gyventi. Taip. Jeigu jos pradeda išdykauti, parodau joms konservų dėžutę. Ir viskas. Ir dar vienas, didžiausia gėda vyrui, toks storas, kad netelpa į meilužę spintą.